Sveiki visi krepšinio mylėtojai, moksleivių krepšinio mylėtojai ypatingai. Baigė U15 čempionatas savo pusfinalius ir dabar šokių salę U15 vyrukai užleidžia vyresniem dėdėm. Prasideda U17 moksleivių krepšinio pirmenybių pusfinaliai ir pirmieji čia kovas išmėgins Kauno Žalgirio krepšinio mokyklos komanda prieš Sostinės krepšinio mokyklą. Šalia manęs Mindaugą Gobiką dabar keičia kitas labai įdomus žmogus. Buvęs krepšininkas, krepšinio teisėjas, treneris, galų gale podcastų vedėjas. Žmogus žinantis apie krepšinį daugiau negu pats krepšinį žino apie save, Tomas Keršius. Sveiki visi, ačiū labai už pristatymą. Gražiai pasakei, gal per daug, bet aš priimsiu. Tomai, iškart, kol rungtynės neprasidėjo, labai greitai noriu paklausti, kokios būtų tavo įžvalgos apie Eurovizijos pusfinalius ir ką matai favoritais finale. O žinok, nieko negaliu. Neįdomu niekam. Visas veiklas krepšinį, kad tikrai, žinok, nei mačiau, nei girdėjau, nei skaičiau ir čia yra toks dalykas, kur neturiu atsakymų absoliučiai jokio. Nes dėl to, kad niekam čia neįdomu, šiandien krepšinio reikalai, Buika iškart nusiema kamuolį, veržiasi po krepšiu ir provokuoja pražangą. Tomai, pats kiek esi įsitraukęs į U17 reikalus? Ar domėjasi visų čempionatų, kaip kas vyksta, kas favoritai, kas underdogai ir kiek esi įsitraukęs pats į U17 čempionatą? Esu įsitraukęs iš tiek iš seniau, kad žinodavau tas kartas labai neblogai. Esu ir pats daugiau negu sezoną treniravęs ir patį Kovidą metą dabar baudas ir kitus krepšininkus, ir Tomo Purlio auklėtinius labai gerai žinau ir senesnės komandas 2-2 gimimo ir 6 komandą gimimo. Tai žinau iš seniau, seku tų žaidėjų karjerą ne pirmi metai. Kiekvienų rungtynių nestebėjau šį sezoną moksleivių lygoj, bet šiek tiek esu susipažinęs, kad Sostinė favoritai dažnai be pralaimėjimų visą krūvos sezonų žengia ir Žalgiris yra ta komanda, kur šiandien bandys. Galbūt laisviau seksis žaisti, bandys įkasti dominuojančiai Eskemo komandai, kuri daug sezonų, net nežinau, ar yra toks čempionatas, kurie nebūtų laimėję. Ir čia dabar atsako, dvitaškų Žalgiris greitai peržvelgėm starto penketus, tai Sostinės K1 Gela, numeris 6 Stepanas Žilakauskis, numeris 10 Nedas Raupelis, numeris 24 Dovydas Buika, numeris 44 Gabrielius Jokubauskas ir numeris 58 Matas Buteliauskas. Kur pažvelgsi Europos čempionai? Na, Žalgiris irgi turi rimtų dėdžių, dvigubas numeris. 0 yra Mantas Jusėnas, numeris 22. Matas Motejaitis, numeris 23. Jonas Jokubauskas, numeris 32. Kevinas Šacas ir numeris 91. Justas Jozaitis. Tomai, kaip suprantu, pats užlipinės esi favorito etiketę čia SKM-ui. Manau, kad taip, jie tikrai žino, tikrai daug tokių rungtynių patirties turi. Žino, kaip žaisti, trenerio Purlio patirtis yra didžiulė. Turint omeny, kalbant ne šiaip apie rungtynės, ne šiaip apie treniravimą, bet tokio kalibro, tokio lygio treniravimą ir su 95 ir su 96 metų karta yra lipęs ant apdovanojimų pakilų, daugkartinis moksleivių lygos čempionas su įvairiaus amžiaus grupėm ir ta patirtis, tos žinios, tas gebėjimas parengti, paruošti komandą jau kokią penktą, turbūt ketvirtą, penktą kartą, jo ugdytinių kartą turiu omeny, tai jie tikrai visom prasmėm, visais požiūriais, manau, kad yra favoritai ir žiūrėsim, kaip seksis žalgiriečiam atlaikyti tą tokį intensyvumą, kovą ir atstovėti visą šitą. Kokius kozirius čia galėtų ištraukti treneris Bakanauskas prieš tą tokį tikrai solidų starto penketą ir suolą? Ten tikrai Tomas Purlys turi galingą. Aš manau, tikrai lyderis yra Matas Jusėnas. Manau, jisai tikrai imsis daug metimų, daug įtakos stengsis daryti aikšteliai, bet aš norėčiau matyti Keviną Šacą, šiek tiek pademonstruojantį, kad jis nėra žemesnio lygio krepšininkas negu jo oponentai. Manau, čia toks turėtų būti juodasis arkliukas, per kurį spėčiau, kad galėtų bandyti Žalgiris daryti įtaką aikšteliai. Dar viena pozicinė SKM ataka. Buika labai dažnai būna su kamuoliu, mėgsta žaisti su kamuoliu šitas žaidėjas.
Dovydas yra unikalus žaidėjas, jis yra labai kūrybingas žaidėjas, labai išradingas. Įsiskiria tokiam savybėm, kur daro viską aikšteliai, toks savotiškas, gal tada per anksti tokia etiketę klijuoti, bet toks unikalus žaidėjas, vos ne kaip Vasan Misičius arba Luka Dončičius, tokio stiliaus, tokio braižo žaidėjas, kur tą kamuolį turėdamas jis visus savo komandos draugus padaro geresniais ir dažnai nestatys savo amžiui, gal čia daugiau tie statistiniai rodikliai jie yra įspūdingi, bet sakykime ir kitose komandose žaisdamas, žinau, prie metais vyresnius, iki 5-aisiais vienas iš pagrindinių žaidėjų buvo praeitą sezoną, jeigu neklystu, finaliniam ketvirtį ar prieš 2 sezonus, būdamas gerokai jaunesnis. Tai... Jis net nežaidė savo čempionate, žaidė už 2 metais vyresnius ir už metais vyresnius. Tai daug ką parodo, kad, sakykime, ten tos komandos Sostinės krepšinio mokyklos 25 metų komanda turėjo daug gerų žaidėjų, bet va trūko tokio kaip Dovydas, kuris apjungia, sujungia, sukuria progas visiems ir panašiai. Tai vienas iš tokių įdomiausių žaidėjų. Galbūt jis neturės ten tų įspūdingų skaičių 40 pelnytų taškų, bet nenustepčiau, jeigu turėtų triple-double, pavyzdžiui. Ten Nedas Raupelis stojasi prie baudų metimų linijos. Pirmąjį prametą yra galimybė dabar jam išlyginti rezultatą, bet kol kas nedominuoja SKM-as. Žalgiris laikosi ir bent jau kol kas yra šansų, kad gal ir matysim intrigą. Čia šios dienos rungtynėse pozicinė Žalgirio ataka. Ginasi SKM-as tikrai drausmingai, neduoda ten jokių erdvių ir pranašumų. Susikurti pakankamai sunku ir tokius sudėtingus metimus turi mesti Žalgiris, bet vienas iš tų metimų dabar yra apdovanojamas pražanga ir 2 baudų metimai. Mes tokie esam lietuviai, tokie labai norim būti budrus tam krepšinį ir tas įsivaizduojam komandinės gynybas, visokias rotacijas, pagalbas, dvigubinimus ir panašiai. Tai va, Tomo Purlio komandos įsisvėja tuom, kad stengiamasi žaisti be pagalbų, stengiamasi visiškai stovėti vienas prieš vieną ir forsuoti žaidėjus, parodyti savo meistriškumą, ar jie gali vienas prieš vieną sužaisti. Tai tokiu būdu ir Tomo Purlio aukliniai labai tobulėja patys, bandydami, kurdami progas sužaisti vienas prieš vieną, bet to pačiu ir varžovam būna nelengva, nes dažnai nelengva sukurti pranašumo, o jeigu jisai minimalus, tada nėra kur dėti kamuolį, nėra kur pasuoti. Tai va tas reikia būti labai pasiruošus žaisti tokį krepšinį, kad galbūt nebus kur nusimesti, bandant žaisti savo derinius. 6-3 gerai startavo Žalgiris ir kol kas ir gynyboje galima pagirti žaliuosius. Nesusikūrė ir SKM-as ten pranašumų puolime, čia pirmieji keitimai. Pirmos minutės čia dar visi bando susižiūrėti, kaip teisėjai, kiek leis kontakto, kokia bus kova, koks tai žaidimas, čia taip sunku spręsti, dar pirmas 3-4 minutės. Buika krauna kamuolį iš viršaus, greitajame puolime ir labai gražus dėjimas, man labai patiko. Karts nuo karto pagauna čia SKM-as savo varžovus ties klaida. Teko su Mantu Jazėnu Tėveliu persimesti prieš rungtynės, nėra visiškai 100% pasirengęs Jazėnas, šiek tiek sirguliuoja, bet tikėkime galės sužaisti 100% savo galimybių šiandien. Jeigu taip spręsti iš pirmų 4 minučių rungtynių, kas vyksta aikštelėje, toks įspūdis, kad pamažu Sostinės krepšinio mokykla primetinėja, ta komanda primetinėja savo braižą, tas intensyvumas, greitis, judėjimas, kas vyksta, manau, tikrai yra Sostinės braižas ir Žalgiriui reikia tokio lyderio aikštelėje, tokio žaidėjo, kuris sugrąžintų į tą reikiamą ritmą Žalgirio komandai žaisti. Tai dar kol kas čia visiškai pradžia, bet Raupeliui reikia mesti krepšį ir jis tą darom. Tos tendencijos kur matosi, lyg tai primetinėja Sostinė savo žaidimo braižą. Pajungia dar į spaudimą čia Tomo Purlio auklėtiniai ir jau kelis kartus. Pagavo čia žalgiriečius. Čia Raupelis atakuojamas. Ar teisingas taikinys pasirinktas atakai? Aš manau, turėtų. Negali Nedas ilsėtis ir nieko neveikti aikštelėje ir reikėtų čia yra vienas iš tų žaidėjų, kuriuos reikėtų atakuoti ir žiūrėti galbūt ir pražangų prisirinks ar panašiai. Šiek tiek per švelniai, man atrodo, Šacas tenais bandė surasti metimą, aš tai norėtųsi, kad agresyviau, toks šiek tiek vos ne su mėsom norėtųsi tokio metimo užtikrinto, tvirto ir panašiai. Tai tas švelnus metimas toks, man atrodė, per atsargus.
Juzienas dabar stojasi prie baudų metimų linijos, laiku ten atbėgęs pasaugoje komandos draugo ataką. Galimybė. Pauza reikalinga Žalgiriui, tikrai turėtų jie persigrupuoti, nes Kelis kartus suklydo, gavo lengvus taškus. O Juzienas pirmąją progą paleidžia vėjais. Kad gerai žaisti prieš SKM, reikia kaip sakyti, jeigu įprantam mes rungtynių metu žaisti su kokiu nors ten 130-140 pulsų, tai SKM privers tave žaisti su 180 pulsų. Tai kas sėkmingai, va dabar viena bauda pramesta, nors dar tik rungtynių pradžia, tai sakyčiau, kad pasiruošti žaisti prieš Tomo Purlio komandas, tą pasiūlytą intensyvumą ir energingumą aikštelėje, manau, reikia treniruotis, labai operuoti tam prieš 180-190 pulsą tokiem jaunuoliam, kad jie paskui jaustųsi komfortabiliai aikštelėje, kai ateina į rungtynes. Tai čia toks momentas, tas tempas ir intensyvumas, ir dėl to ir sakau, kad atrodo gali būti nelengva Žalgiriui. Čia trečią komandinę pražangą pasiėmė dabar SKM. Čia žingsniai Buteliauskui. Antra tokia necharakteringa klaida, vienas buvo perimtas, dabar tokie nekalti žingsniai likti vidurio aikštelės, tai manau irgi dar prisišaudo dvi komandos. Buteliauskas irgi labai svarbus žaidėjas savo komandoje, kol kas tyli, bet gynyboje kol kas su juo tvarkosi, bet SKM turbūt yra tokia komanda, kad du žaidėjus uždarysi, trys vis tiek tau iššaus. Nu taip, aš manau, kad jie tikrai tokie ir nesamonaudiški, ir nors ir yra lyderiai, bet jie žino, kad jeigu vienam lyderiui neina, jie turi tų žaidėjų, kurie užpildys tą tuščią vietą ir suras, kam tą dieną einasi. O čia persvara vėl rezultatą savo komandos naudai. Matas Motejaitis puikiai šiandien pradeda rungtynės. Motejaitis jau 5 taškai. Čia SKM atsakymas iš vidutinio, netaikliai Šacas ima kamuolį gynyboje. Bet čia pat Raupelis išsitraukė ginčą. Dar vienas geras epizodas SKM ir jau ne pirmą kartą Žalgiris yra pagaunamas tokioje situacijoje. Čia labai geras pavyzdys, kaip negali atsipalaiduoti. Ten dauguma lietuvių toks braižas žaidimo, kad yra, mes ginamės ten 16-20 sekundžių, tada turim kokias 5-6-8 sekundės perėti aikštelę, atsikvėpiam ir vėl tada atakuojam ten 15-16 sekundžių. Tomo Purlio komandos yra tokios, kur tu negali nei pusę sekundės atsipalaiduoti. Netgi toks žaidėjas kaip Raupelis, aukščiausias komandos žaidėjas, centrų žaidžiantis, sugeba greitom rankom įkišti, išprovokuoti iš gyčio kamuolį ir perimti kamuolį. Čia Kajus Mikalauskas dabar pasirodė aikštelėje. Irgi labai svarbus žaidėjas. Bet šį kartą rungtynės pradeda ne starto penkete. Pasižiūrėsim, kokį impulsą jo išėjimas duos komandai. Čia plytą paleidžia Buteliauskas. Kol kas neprisišaudo. Kajus Mikalauskas irgi ten greitoje atakoje prametais po krepšio. Šatso pakartotinas bandymas irgi nesėkmingas. Puika dabar jau stabdo ritmą ir čia perdavimas. Kažkokio persigrumo reikia, matau, treneris Purlys svarsto, reikia minutės, keli keitimai, trys žaidėjai nauji beros aikštelė, jeigu neklystu, du nauji žaidėjai. Ir šiek tiek pametė savo tą tokį uraganinį žaidimų stilių ir žiūrėsim, ar pavyks sugrįžti. Ar galima čia kalbėti apie kažkokią atsipalaidavimą, neįvertinimą varžovo, nes pats SKM tikrai vyrukai matė ir šilto, ir šalto, ir Europos čempionatai, ir tikrai daug aukšto lygio varžybų. Kiek galima kalbėti apie varžovo neįvertinimą? Oi, nemanau. Aš manau, jie tokie jaučiasi sunku lys, aišku, galvose. Visiškai improvizuojam, visiškai įsivaizduojam, ką vaikinai gali galvoti, bet aš manau, čia apie ketvirtuose tu niekada neatsipalaiduosi. Šiek tiek yra sudėtinga perlipti per tam tikrą jauduliuką, sakykime, tokį pusfinalį žaisti. Pusfinalis toks išskirtinės rungtynės ir būnant favorito ateiti pusfinalį. Labai taip, kaip tą mentalį, nežinau, kaip čia lietuviškai, tas psichologiškai sunku yra žaisti. Tai Mačiau jūsų paskutinį podcastą, kaip tik apie tai ir kalbėjot. Apie tą favorito rolę, kaip sunku yra jos nusikratyti ir kaip lengva atėti, kai esi underdogas ir nesi nieko įpareigotas tam finaliniam ketvirtą nuveikti. Tai mato Buteliausko tą plytą, sakyčiau, galbūt priskirčiau tokiam momentui, kada reikia nurimti, susirinkti vėl save iš dalių ir pagrįžti ir susidėlioti. Labai gražus paskaitimas
Manau, kad Dovydas Butkė net pats nežinojo, ką darys. Ar ateis pasimti handoff, ar kirs po krepšiu. Pamatė, kad gynyba šiek tiek bando prigauti per aukštai ir labai gražiai nubaudė. Ir ne tik Dovydo prakirtimas, bet ir Erno Pakamano perdavimas buvo labai savalaikis, labai gražus. Ir tai yra jau matom gerą meistriškumą, gerą aukštą meistriškumo krepšininkus atliekančius tokius situacijas, kurios nėra iš anksto nuspręstos, kurie paskaito, pamato ir netgi tokiam lygiui išpildo. Buika provokuoja čia ketvirtą pražangą varžovom ir tuo pačiu atkeliauja į bonusą situaciją SKM-as. Įdomus momentas, kad labai gražus prakirtimas buvo užbaigimas, dabar vėl išprovokuota pražanga ir treneris Purlys visiškai nesikoncentruoja į gerus įvykius aikštelę ir gan stipriai davė Dovydui velnių, va tik už kažkokias kitas klaideles, už kažkokį kitą neišpildymą. Nu, čia dar 2 taškai iš papildomo šanso. Ten atkovoja kamuolį puolime Rokas Baltrušaitis. Ir vėl iki 1. Mažėja SKM atsilikimas. O čia Juzėnas imasi savo darbelių, randa ten skylutę tarp varžovų gynybos. Dar viena išprovokuota pražanga. Manau, va tokie prasiveržimai tikrai turėtų labai stipriai padėti Žalgiriui išlikti rungtynėse, kovoti ir būti konkurencingais. Va taip norėtųsi, kad ir Šacas veržtųsi, ir Juzėnas, ir Kajus, ir kiti žaidėjai. Nes čia tas toksai yra sunkiai uždengiamas dalykas ir prie tos gynybos, prie to intensyvumo, kurią bando siūlyti Sostinė, va tokiais metodais reikėtų jūs bausti. Aš manau, vienas iš tokių veiksmingų dalykų turėtų būti. Čia Gabrielius Jokubauskas prasižengė 3. kartą ir panašu, kad ilgam sėdo ant suolo. Ir svarbus žaidėjas irgi SKM komandai. Ir šiemet tik tai prisijungė prie Tomo Purlio komandos, bet labai gerai ten į tą komandą įsiliejo. Taip surado savo rolę. Manau, taip kaip ta komanda yra susižaidus kiek metų kartu, bet kuriam žaidėjui įsilieti yra tikrai šiek tiek lengviau negu bet kurią kitą komandą, nes taip, sakykime, tą vieną žaidėją įkišti gerai susižaidusių komandų kolektyvą yra lengva. Ir vėl gražus prakirtimas, čia yra, kad ir kaip paprastai atrodo, čia yra aukšto intelekto gynybos perskaitimas, prasiveržimas ir va čia tas momentas vėl, kur negali nei pusę sekundės atsipalaiduoti, negali būti jokio tokio neužtikrinto perdavimo, neužtikrinto atsidengimo. Man keista, kad Žalgiris su 3 žaidėjais bando priimti kamuolį ir mes dabar matom 4 žaidėjus susikūdusius penktadalį aikštelės, bandančius kažką nuveikti. Tai kuo daugiau žaidėjų, tuo mažiau erdvės. Jeigu net dvigubinam, aš taip įsivaizduoju, vienas žmogus turi mokėti atsidengti, prisimti kamuolį ir persivaryti 1-1. Na, bet pigu šnekėt, kai tave dengia Žilakauskas, kuris kaip piktas pitbulis gali pasimti bet ką ir apskritai ten neduoto kamuolio priimti. Nu, tas neduot priimti, žinai, čia toks. Tai tam tada tu turi būti, jeigu negali prisimti, neturi būti aikšteliai tokiose rungtynėse. Man atrodo, nereiktų ten 3 krepšininkų ir užtektų vieno, jeigu jį dvigubinat, tai dar vienas atbėga, pasiema ir visą gerą. Iš klaidų kol kas gyvena SKM-as ir 1 taško pranašumą yra susikūrę. Buteliauskas čia bando atakuoti, bet pristabdom ataką. Savo žaidimo ieško, kur ten bus tie jo taškai. Jis yra toksai svarbus taškus darantis žaidėjas ir jis bando žiūrėti, kur čia jam ką duos. Ar čia krepšio, ar iš toliau, ar kažkaip. Įdomu matyti, kad, sakykime, net ir prametęs krūvą metimų, jis toliau ieško savo žaidimo ir aš manau, dar jisai šiandien tikrai paliks stiprią žymą šio rungtynėse, nepaisant to, kaip jam klostos pirmas kėlinukas. Paskutinė Žalgirio ataka pirmajame ketvirtyje, Juzėnas, ko gero, spręs pats. Ir sėkmingai sprendžia. Tokiais būtent prasiveržimais Žalgiris gali būti veiksmingi. Ir po pirmų 10 minučių 18-17 Žalgiris priekyje. Panašu, kad ir toliau turėsim geros intrigos kovą. Didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Biovela, generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Smart Hit Ferrum. Geležis, kuri pasiekia tikslą. Fjordstrong Omega 3. Gali daugiau, nei tikiesi. Išbandykite Fjordstrong Omega 3 žuvų taukus.
Po trumpos pauzelės 10 minučių sužaista, 10 dar liko pirmoje rungtynių pusėje ir Tomai, kokios tavo įžvalgos apie pirmąsias 10 minučių? Smagu matyti, kad Žalgiris randa kelių link krepšio, randa kaip įsišaudyti ir pateikia mums gerą intrigą ir visi mato, bent jau iš pirmo kėlinuko sprendžia geros rungtynės, taip pat labai norisi matyti, kad neatsipalaiduotų, nepamestų, nesugriūtų per 2-3 minutės šitą visą mūsų matomą kovą. Pradeda žalgiriečiai. Antrąjį kėlinį turėdami kamuolį. Mikalauskas organizuoja ataką. Bando ieškoti tam pranašumų po krepšiu. Tolimas bandymas. Tikslo nepasiekia. Kaip aukštai kyla Šacas. Ir organizuoja savo komandai dar vieną papildomą šansą. 14 sekundžių. Naujas laikas atakai skiriamas Žalgiriui. Kaip dabar ten bando išnaudoti savo jėgos pranašumą Piktuižis. Tokiais agresyviais judesiais, man atrodo, ir tik gali būti veiksmingas. Ne, atsiprašau, ten buvo žinoma Jozaitis, ne Piktuižis. Jis šiuo metu yra aikštelėje, Motejaitis. Iš antros eilės, gesina ten varžovo atakas schemas. 3 sekundės atakai nėra, jau kada ten organizuoti ilgesnį ataką, ir schemas nuo pirmo kauniečių išpuolio apsigina. Jozaitis buvo praradęs poziciją gynyboje ir protinga pražanga. Žilakauskas grąžins kamuolį aikštelę, Buteliauskas jau pasiruošęs tą kamuolį priimti. Įdomus momentas, kad sostinė žaidžia dviem tikrais įžaidėjais. Ernas Pakamanis yra kūrėjas, žaidėjas, kuris priima gerus sprendimus ir randa laisvus komandos draugus, labai gerai pataiko iš toli. Ir Stepas be abejo irgi yra toks pat tikras įžaidėjas. Tai įdomus momentas, kad treneris Pulys turbūt mato taip, kad reikalingi du geri kūrėjai padėti komandai lengviau pelnyti taškus. Ar ne taip nužiūrėjo, ar čia Žalgiris aikštės gynyboje sustojo po pirmojo kėlinio? Čia keičiasi viską. Čia labiau tokia asmeninė, maksimaliai viską keisės ir žiūrėti, kad ar ras kelių link krepšio žalgiriečiai. Kol kas be taškų, abi komandos šį kėlinį. Dar vienas tolimas Vilniečių bandymas ir pagaliau atsidaro. Čia nuo 3 taškų zonos Jakštas. Labai įdomu, ką čia gynėsi Žalgiris, nelabai supratau. Čia netgi man buvo mislė, kas ten kaip. Gal pats Žalgiris nežinojo, ką gynėsi. Atrodė, kad 2-3 žaidėjai vieną gynybą, kažkas kitas kitą gynybą. Bet gal klystu. Gal yra kombinuota gynyba, kur vienas ar du asmeniškai ir kiti kitaip. Bet tas sostinės žaidėjai lengvai perskaitė, kur yra laisvas žmogus ir surado labai lengvą metimą. Kas Mikalauskas grąžina kamuolį aikštelę. Juzienas bando atakuoti, čia nėra žingsnių. Labai gražiai Stepas tas stovėjo, kaip sakyčiau, gudriai, nevaikiškai. Pasisekė čia Skemo Jakštas greitajame puolime didina Skemo persvarą iki 4. Vėl šiek tiek įveliami visi chaosą tokį. Vėl tą intensyvumą dar kartelį bandoma užkurti. Geras pasiryžimas, gal per sudėtingas sprendimas, per sudėtingas metimas, bet taip reikia atakuoti Skemą. Buteliauskas neranda savo žaidimo Buteliauskas. Bet matom, kokios trumpos ir greitos atakos. Jeigu tik tai sostinė suvokė, kad trūksta žaidėjų gynybą, žaidžia 5 prieš 4, greitai bandoma bausti be jokių palaukų. Grįžta du pagrindiniai žaidėjai. Įdomu tai, kad būtų žaidėjai grįžtantis iš tikrųjų didžiąją dalį sezono vilki Žalgirio, Maikė. O čia keiščiausias dalykas man apie Lietuvos krepšinį, kai žaidi vienam klube, grįžti pažaisti moksleivių lygų iš kitą klubą ir panašiai. Čia man irgi dalykas, bet yra įdomu. Žalgiriečiai prieš žalgiriečių žaidžia. Buika nori sužaisti pick and rollą, atakuojama Šacas. Labai geras Buikos prasiveržimas, bet ir gynyba nebuvo bloga. Juzienas kaip gerai dirba gynybai. Ir greita Žalgirio ataka, viena iš nedaugelio. Ir galimybių Žalgiriui bėgti ir dabar tą galimybę Žalgiris išnaudoja. Pripažinkim, graži, gera kova, gražiai užtikrinta ir tikrai ne
nežemo lygio, tikrai aukšto lygio krepšininkai, intelektualus, suprantantis, su geru IQ, su gerais sprendimais, su savitais šiek tiek braižais rungtynių ir kol kas tikrai grožiuosi tą pusantro kėlinuką, kas vyksta aikštelėje. Žilakauskas dabar. Nesėkmingas epizodas jam. Ir per viršų eina Žilakauskas. Jis vienas yra tas žaidėjas, kuris gali paleisti ir iš toli, jeigu ten iš užtvaros lysi per apačią. Nikolauskas. Labai netaiklus metimas paskutinę atako sekundę. Gal šiek tiek pameta fokusą žalgiriečiai į vieną kitą momentą, kad pradeda tik kelios atakos buvo baigėsi sunkiais metimais. Tai, manau, vėl turi nurimti, vėl atrasti, vėl žinoti, kaip atakuoti ir surasti tos kelius. Tai labai sudėtingas Raupelio metimas, prieš tai padvigubino SKM persvarą iki 4 ir Motejaitis dabar jau organizuoja ataką. Graži ataka, viskas taip ir turi būti. Paprasta, nieko čia per sudėtingo nereikia ir viskas atlikta taip. Priverčia SKM dirbti ir neatsipalaiduoti. Vėl Buika, vėl pick and rollas su Raupeliu. Įdomu, kad Šacas dengia Buiką. Dar vienas tolimas SKM metimas, dar kartelį netaikliai, galimybė bėgti. Ir Šacas greitoje atakoje lygina rezultatą. Dar kas yra įdomu, kad kol kas abu treneriai nenaudoja minutės pertraukėlių. Aš jau mačiau iš kūno kalbos, kad treneris Purlys jau vėl tik po to praleisto metimo vėl jau norėjo imti minutės pertraukėlę, bet sumastė, kad pasitiki žaidėjais, kad vėl užkurs tą uraganą, reikiamą uraganą, kad būtų veiksmingi ir neėmė minutės pertraukėlės. Bet tų minčių pas kiekvieną trenerį turbūt be proto daug yra. Super Juozaičio pasiaukojimas. Sergant ar nesergant, matosi taip, Juzienas. Juzienas rodo, kad keitimo jau reikia, jau nebepaina, bet gražu labai matyti tokią kovą. Raupelis pabando iš toli. Reikia bandyti, taip jį palieka tokį laisvą, jam reikia mesti. Praplės truputį erdvės kitiem. Nikolauskas, įspūdingas reidas ir čia jau nebelaiko Tomo Purlio nervai ir vis tik pasiema į savo pirmą pertraukėlę. Didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Nauji širdelės formos Estrela traškūs užkandžiai. Sukurti atskleisti tikruosius jausmus. Na gerai, nepataikėm. Kaip norėsit, taip ir valgysit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškūs užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Grįžtame čia po trumpos reklaminės pertraukėlės, nepilnos 5 minutės iki didžiosios pertraukos. Nepastebimai čia praėjo pusantro kėlinio ir kiek netikėtai turbūt Žalgiris priekyje 28-26 šią tau ir pusfinalis, Tomai. Nu, nesakyčiau, kad netikėtai, nesakyčiau, kad netikėtai, aš gerbiu visus krepšininkus, abi komandas ir manau, galim tik džiaugtis, kad kokią gražią kovą matom. Grįžtant į reguliarųjį sezoną, apskritai ten Žalgiris turėjo didelių problemų. Išlipo jie ten šiaip ne taip į 5 vietą, bet nedaug ten trūko, kad jau... Šitoj vietoj, kaip teisėjas pasakysiu, lydo esantis teisėjas neturėjo jokio šanso matyti, kas vyksta virš lentos. Ta žalia linija ir tas krepšys tenais tikrai jam užstojo, kas vyksta aukštai ir užtikrintas buvo Mato Butaliausko prasiveržimas, bandymas dėti. Nežinau, buvo ar nebuvo pražanga, tikrai nemačiau, bet čia yra ne to žmogaus švilpukas ir tikėkime, kad teisėjai negadins rungtynių, jeigu taip paprastai pasakius. Grįžtant čia į reguliarų sezoną prie Žalgirio pozicijos, tai SKM'as ten tvirtų žingsnių žygiavo visą sezoną, visą labo vieną pralaimėjimą patyrė, Žalgiris turėjo problemų ir
tik tai reguliariojo sezono finišas ištempė juos į 5-ąją vietą ir buvo didelė grėsmė, kad apskritai šitos dvi komandos galėjo ketvirtfinalyje susitikti, bet, kaip jau sakiau, finišas... Bet čia nežinau, kiek tie, kas domisi moksleivių lygą, žino šitas peripetijas ir detalės, bet taip kaip Dovydas Buika ir Nedas Raupelis sportuoja su Žalgirio jaunimo komandomis, taip ir Žalgirio komandoje yra visa krūva žaidėjų, kurie nesitreniruoja, žaidžia kitose komandose ir tas reguliarus sezonas pagal jį absoliučiai nieko negalima spręsti. Labai gražus metimas, sudėtingas, bet gražus metimas ir geras pataikymas. Šatas su Juzienu buvo praktiškai visose rungtynėse, skyrus kelias. Bet jeigu nesitreniruoja ir ateina tik pažaisti, tai čia yra visai, sakykime, tas ritmo pajutimas, susižaidimas, vis tiek sistemos skiriasi, dariniai skiriasi, kokią rolę galų galia tave skiriasi. Žinau, kad Juzienas gali sužaisti už dublerius ir įsimesti 2 metimus per 30 minučių, o šitoj komandoje reikia įsivesti 2 metimus vos ne kiekvieną minutę. Tai yra iš esmės skirtingos rolės tavo komandai, ką tu turi daryti. Ir tas labai balamutina žaidėjus ir manau, tai negeras dalykas žaidėjų raidai, žaidėjų tobulėjimui, kai jie mėtosi per komandas, turi grįžti moksleivių lygoje, ten už savo tos klubelius pažaisti. Gal tai aktualu mažiem miesteliam, galiu suprasti tai. Bet didmešiam, man atrodo, jau, jeigu išaugai moksleivių lygą, nuėjai žaisti į RKL, tai ten jau tada ir manau, reikia tau tobulėti. Tai va čia tą reguliarų sezoną, sakyčiau, šiek tiek aš atmestinai žiūriu į tos visus dalykus ten. Raupelis atakuoja Šacą ir sėkmingai tą daro. Atrodo kaip ir paprastas metimas, bet tas, kad po verstės jisai nesugriuvo toks aukštas būdamas. Gerą balansą atlaikė, užbaigė su kontaktu, užbaigė tą metimą. Eskėjimas bando zoną. Retas dalykas, bet, sakykime, treneris Purlys renkasi šiek tiek išmušti Žalgirį iš savo ritmo, kaitalioja gynybas ir ką jūs suranda labai gerą metimą. Panašu, kad nepergyvena žalgiriečiai. Ką turi, tai turi. Kajus Mikalauskas įspūdingų procentų jis tokius metimus meta iš vidutinio nuotolio. Pritariu šitam dalykui, jisai yra elitinis toks skoreris, taškų darytojas. Ar savo amžiuje prie metais jaunesnių 16, ar prie metais vyresnių, jis tikrai gerai susikuria progas, yra labai tvirtų kojų, gero balanso, gero užbaigimo žaidėjas. Man keista šiek tiek, kad čia kažkur visą krūvą komandų trenerių bando iš jo daryti įžaidėją, nes manau, jisai yra, nevertinant jo ūgio ir kažko, tai jis yra visiškas skoreris, taškų darytojas. Girdžiūno stiliaus tipažas, kažkas panašaus, man šiek tiek primena tas. Gali būti panašumų. Vėl gražus derinys, vėl naudojamas Kajus, pasitikima jo metimu. Paprastas, veiksmingas, net neįkrito kamuolys į krepšį, bet manau, tai yra geras metimas, žinant, kaip Kajus užtikrintai meta tokius metimus. Nėra pervargęs ir panašiai. Vėl nepavyksta Buikai užatakuoti. Man pasimato, kad mažai juda kamuolys pas Eskėjimą. Bandama žaisti šiek tiek iš vieno perdavimo ar be perdavimų. Tai, sakykime, Eskėjimas yra stiprus, kada jie įvelia tą kamuolio judėjimą į uraganą, perdavimai, prasiveržimai, užturėlės, prakirtimai ir panašiai. Tai čia šiek tiek Žalgiriui veikia. Ir tas sulėtintas tempas, šitas tempas yra parankus. Oi, kaip gražiai čia nesuranda komandos draugo Juzienas. Ir toliau turi problemų Eskėjimas. Nepavyksta jam niekaip ten susitvarkyti gynyboje, nepavyksta niekaip perlaužti rungtynių eigos. Vėl pick and roll, ten nori Buika žaisti su Raupeliu, Buteliauskas ir toliau tuščias. Vėl nuvedamas ten į kairę pusę ir dar vienas metimas iš žaidimo skrieja pro šalį. Neskėmiški metimai, neskėmiški. Kamuolys šiek tiek jis taip prilimpa prie tų rankų per daug ir tos progos gaunasi šiek tiek sunkesnės, ne tokie lengvi metimai kaip norėtųsi. O Žalgiris kaip tik atrodo užtikrintai, jaučiasi prieš zoną, žino, ką nori išgauti, žino, kokius metimus, toliau lipa ant lentos ir duoda gerą kovą, teisingai žaidžia. Tai vėl sunkus buvo Juzieno metimas, bet Marytas Plauka ten pritrūko, kad tas sunkus metimas pavirstų taškais. O čia... Dar minutės pertraukėlė. Didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Biovela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Nauji apskriti Estrela traškūs užkandžiai. Sukurti valgyti kiečiausiuose ratuose. Na gerai, kaip norėsit, taip pridėsit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškūs užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau.
Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Smart Hit Ferrum. Geležis, kuri pasiekia tikslą. Fjordstronk Omega 3. Gali daugiau nei tikiesi. Išbandykite Fjordstronk Omega 3 žuvų taukus. Sekundžių lieka čia iki didžiosios pertraukos. Ir vis dar priekyje Žalgiris 34-31 ir Tomai turi čia kažkokią rimtą statistinę įžvalgą apie pirmąją rungtynių pusę. Kol dar turim čia tą minutę iki didžiosios pertraukos, tai sakykime, Žalgiris sugebėjo per 2 kėlinukus Sostinę, kaip čia pasakyti, pažabot, sulaikyti. 31 tašką tik tai Sostinė pelnė. Sakykime, nemaža dalis tų taškų buvo sukurta iš gynybos. Tai reiškia, kad 20 ar mažiau taškų tik tai Sostinė sugebėjo pelnyti iš savo žaidimo braižo, iš savo žaidimo stiliaus. Žalgiris stojo 2-3 į zoną, šiek tiek dvejojimas pas SKM. Tai sakykime, aš manau, kad didžiosios pertraukos metu Tomo Purlio dialogai turi būti tik tai apie tai, kaip padaryti, kad mūsų puolimas funkcionuotų. Nes jeigu 99 taškus vidutiniškai reguliaraus sezono metu per 24 rungtynes metė SKM-as, o šiandien įmetė tik 30, tai čia visi tie dalykai. Pusfinalis, slegia favorito statusas, kamuolys šiek tiek pastrigęs, 2 žaidėjai vis tiek ne visą sezoną treniruojasi kartu, nors ir šitas labai sunkus metimas nuo lentos. Dar turi šansą padidinti persvarą žalgiriečiai. Ir vėl turėtų būti toks naglas, griežtas, užtikrintas veržimasis su mesom po krepšiu. Renkasi kitokį metimą. Na, vat nežinau, ar čia geriausias sprendimas. Baigėsi antrasis kėlinys, 34-31 ir smagu matyti, kad turim tikrai geros intrigos kovą. Keliaujam į didžiąją pertrauką, grįšim po 15 minučių. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis.
Sveiki sugrįžę po didžiosios pertraukos čia į moksleivių 17. Pirmąjį pusfinalį Kauno Žalgiris su Sostinės krepšinio mokykla. Po pirmų 20 minučių 34-31 priekyje šio finalinio ketvirto nominalų šeimininkai Kauno Žalgiris. Šalia manęs niekur nedingo Tomas Keršius. Tai Tomai, kokios tavo įžvalgos apie pirmąją rungtynių pusę? Nu tikrai Žalgiris primetė daug savo. Aš klydau sakydamas pradžioj, kad lyg tai Sostinė sugeba įvelti į tam tikrą organišką tokį žaidimą. Tai dažniausiai mes kaip treneriai sakom, lygiausiose rungtynėse pirmos 4-5 minutės trečio kėlinuko būna tos svarbiausios, kurios padiktuoja, kaip toliau dėliosis, likę 2 kėlinukai. Tai labai norisi pamatyti, ką dabar tokio po pertraukos bus pasiūlę Sostinės krepšininkai, kaip jie dabar išeis, su kokia gynyba, su kokiu puolimu. Vėl iš gynybos sukurti 2 taškai, Ernas gerai pamato Stepą, bet prasiveržinti, bėgantį po krepšiu laisvą ir lengvi taškai, aktyvus, beprotiškai spaudimas ir vėl bandymas įvelti tą tokį skemišką žaidimą. Na, dažnai SKM, kiek teko matyti jų rungtynės, po didžiosios pertraukos būtent pajungia tą spaudimą. Ir kitą pavarą kažkokią, sakykime, ne? Bando laužti stuburą. Iš karto spaudimas, iš karto didesnis greitis, intensyvesnė gynyba. Bet kai puolimas nesiklijuoja, sunku tą didelį darbą paversti taškais. O jokių lengvų progų SKM šiandien neturi. Reikia turbūt pagirti ir Žalgirį už labai drausmingą gynybą. Ir pirmoje rungtynių pusėje SKM gyveno iš Žalgirio klaidų ir jeigu ne tos išprovokuotos Žalgirio klaidos, čia ir dviženklį pranašumą žalgiriečiai galėjo turėti. Nu čia kaip sakyt, jeigu keli metimai būtų pakritę ir nespaudęs tas jauduliukas. Matas Buteliauskas šiek tiek forsuoja metimus. Per pirmą minutę 20 jau kelis kartus įsimetė, nepaisant to, kad 0-9 jo metimai. Sakykime, jeigu SKM būtų sumetęs kelis metimukus, galėjo ir jie turėti plus 10. Tai čia taip, tas žaidimas tuo ir įdomus, kad kas būtų, jeigu būtų. Bet kol kas žiūrim, kaip užsikurs, kaip pasikurs. Įdomu, kad pakeistas šiek tiek starto penketas. Sostinės, matom Erną. Jakubauskas su 3 pražangom, tai ko gero ta yra pagrindinė priežastis, kad trečiajame kėlinyje Gabrielius pradėjo rungtynės ant suolo. Matosi, kad net ir pramesti baudos metimai šiek tiek erzina trenerių Purlį. Tai necharakteringa ir ne to tikimasi, bet gynyba sukuria daug progų Sostinės krepšininkam. Dar vienas pramestas metimas iš po krepšio, Buika 2+1. Na va, matom tą tokią skemo kitą pavarą ir žiūrim, kaip Žalgiris gebės mobilizuotis. Bet vėl, kaip pats sakei, tie taškai sukurti iš geros gynybos. Prieš tai Buikos perimtas kamuolys ir vėl pasaugo ten Buika komandos draugą. Atkovodamas kamuolį puolime, visi plojimai čia Dovydui. Nu, čia labai svarbu, kad nedaryt klaidų puolime ir kad čia keli perimti kamuoliai buvo dabar berods iš Sostinės pusės. Čia svarbu nedaryt klaidų, neprarast kamuolių, mest gerus metimus, savalaikius metimus, kad ta skemo gynyba nesukurtų jiem tokių lengvų 2-1, 3-2 progelių. Vėl Erno spaudimas, metais jaunesnis žaidėjas, ir vėl sukuriama tokia progelė. Čia šiek tiek sudvėjojo Nedas, kažkaip išsigando, stogo pakeitė jo metimą. Pakamanis iš toli. Ir nėra. Buika. Neprisitaiko kažkaip Sostinė. Dar kartelį Buika iš toli, dar kartelį nėra. Raupelis karaliauja po krepšiu. Nu, nežinau kaip čia vertinti, tikrai neįlysi niekur, bet juokingai šiek tiek nuskambėtų toks, bet man atrodo, čia tikrai slegia tas toksai. Čia nelengvas metimas, bet taiklus. Buikos už tai niekas neslėgia, traukia savo komandos vežimą į kalną trečiame kėlinyje ir... Jau +6. Dar viena klaida. Čia nebuvo Tomai dvigubo varimo taisyklės pažeidimo. Nemanau, lyg tai viskas tvarkoj ten buvo. Buteliauskas kaip pirmam iššūkį ir toliau šaudo pro šalį. Tikrai geras metimas, bet net nepanašu, kad gali įkristi. Na, va, irgi, manau svarbus faktorius, ar jis prisišaudys, ar neprisišaudys, ar suras, ar nesuras. Dovydas per daug nori kažko iš teisėjų. Manau, neturėtų žaidėjai rūpintis kaip teisėjavimo, čia trenerių darbas.
Purlys Tomas irgi kažko iš teisėjų nori, tiesa, neaišku ko. Žingsnių ten norėjo, bet Dovydo tas laikymas dviem rankom. Antanas Galašius dabar malšina iš aistras, rodydamas minutės pertraukėlės gestą. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Biovela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Smart Hit Ferrum. Geležis, kuri pasiekia tikslą. Fjordstrong Omega 3. Gali daugiau nei tikiesi. Išbandykite Fjordstrong Omega 3 žuvų taukus. Šešios minutės 56 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos ir po didžiosios pertraukos SKM jungia turbo režimą. Laimi atkarpą 9-0 ir dabar jau reikia Žalgiriui ieškoti priešnuodžių prieš tą agresyvų žaidimą gynyboje. Ir čia panašu, kad vaistų randa. Kajus Mikalauskas mėgia tritaškį, užkurdamas visą savo komandą naujai kovai. Čia reikalingas, po minutės pertraukėlės reikalingas metimas, šaltakraujiškas, užtikrintas Kajaus metimas. Matau, kad ne tik puolime Matas Buteliauskas neranda savęs, bet ir gynyboje. Matomai treneris Purlys net ir iškart pakeisi su Jakubausku. Jakubauskas su 3 pražangom kviečiamas į naują kovą. Mikalauskas, Buika ten su juo dirba. Ir dar vienas geras Mikalausko epizodas. Du jaunuoliai, 27 metų ir vienas ir kitas metais jaunesni traukia dabar savo komandas į kalną. Gražu žiūrėti. Ir Arnas svarbią rolę atlieka ir Dovydas Buika. Ir sakykime, Žalgiris va tokiais. Kas čia buvo, Tomai? Kas čia buvo? Tikras pusfinalis. Tikra kova, tikras grožis. Savalaikis geras taimautas Žalgirio trenerių ir... Šatas su visų Buika čia sugrūda kamuolį į krepšį ir dabar jau galės išlyginti rezultatą. O čia reikia iš karto operatoriui sakyti, kad kirptų highlightus ir darytų tiktoką. Smagu matyti ir trenerių, sakykime, reagavimą į situacijas ir prisitaikymus ir tą vidinę ramybę vadovauti komandom. Tai yra tikrai aukšto lygio ir krepšininkai, ir krepšinis, ir vadovavimas komandom. Nesulūžta komandos. Tai mažas tokias angliškai vadinam runs. Tai vieni tai kiti pabėga, bet nei tie nesulūža. Dar viena SKM klaida ir kaip greitai SKM įsiveržė į priekį, taip pat greitai Žalgiris dabar gali vėl grįžti į rungtynės. Grįžę, vienas taškas tik tai skiria komandas. Mikalauskas karštas. Komanda nuraminta, ieško savo konkrečių žmonių, kur atakuoti, kur eiti. Kaip sakiau, Šacas manau, kad turėtų būti tas žmogus, kur daro čia įtaką rungtynėse. Gražus judesys, užtikrintas užbaigimas. Ir vėl +1 turi Žalgiris. Purlys bent jau minutės pertraukėlę kol kas sutaupė. Dar viena pozicinė. SKM ataka, Žilakauskas. Išvengia ten žingsnio, čia jau Jakubauskas žingsnį neišvengia. Geras fiziškumas, žalgiriečiai sugeba išlikti fiziški, atlaikyti tos SKM bandymus, tokius užbulinti, galima sakyti. Nors tai suklydo kėlinio pradžioj, prarado daug kamuolių, bet vat grįžo, mobilizavosi, grįžo ir dabar žiūrim, kad vėl dabar gal kokiam žiūrovui eiliniam ir čia atrodytų vyksta rungtynės ir tiek žinių, bet aš matau tikrai daug reagavimų situacijas, daug pasikeitimų ir daug dalykų vyksta iš strateginės pusės, iš trenerių pusės. Vėl ieškoma žaidėjas, panašus derinys, per agresyvę gynybą bandoma vėl sunkokas metimas. Ten Žilakauskas panašu, kad visai neblogai dirba su Juzienu, nepaisant ūgio deficito, 1 prieš 1 ten sugeba veidų į veidą atstovėti ir
Jūs vienas nepatogu metimo Jeigu metas. neklystu, treneris Tomas Bakanauskas lyg tai ir bandė pasakyti Juzienui, kad reik veržtis. Čia tokiais metimais nelaimėsiu šitų rungtynių ir raktas į pergalę šiek tiek kitoks, jeigu gerai perskaičiau Tomo kalbą. Buika vėl nori žaisti. Statiškai, čia neskajamo žaidimas, ir čia ne tas metimas ir, kaip sakyti, net įgėjom įkritus. Matosi iš trenerio Purlio kūno kalbos, kad ne taip, mes žaidžiam ne tas raktas, sakykime. Sunku žaidėjom išlikti prieš geras gynybas, išlikti, nepamesti to savo strateginio žaidimo. Tomas Bakanauskas gerą savaitę turėjo laiko pasiruošti šitam finaliniam ketvirtui. Ir panašu, kad namų darbus tikrai pasidarė. Savaitę, bet išduosiu tokią paslaptį, kalbėjau su Tomu ir sakė, kad ne kurie žaidėjai tik vieną treniruotę galėjo treniruotis per tą savaitę. Tai čia toks irgi savaitė nelygi. Kartais sakoma, kad visiems sąlygos vienodos, bet tiek Našius, tiek Tornadas vargo savo play-offus visą savaitę. Ir tvarkaraštis labai jau įtemptas. Prieš tai matėm ataką, kur arti lanko buvo, o čia geras metimas, čia jau susikūrė gerą progą. Jokubauskas turėjo labai daug laiko pasėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio su 3 pražangom, susitvarkyti galvą, susitvarkyti mintis. Ir matom, kad pasidarė jaunuolis išvadas, smeigia tritaškį ir lygina rezultatą. Taip noriu su šalia atsakyti. Būtent tik taip ir reikia žaisti šios rungtynėse. Vėl surandamas kelias į baudos aikštelę, užtraukiamas žaidėjas, savalaikis, tikslus, geras perdavimas. Panašiai bando daryti Buika, bet pas juos turėtų judėti kamuolys daug. Perdavimai yra greitas žaidimas, greiti sprendimai, perdavimai padeda sukurti tokius metimus. Tepas nors ir mažiausias žaidėjas aikštelėje, bet dėka kamuolio judėjimo irgi gauna aukštą procentą metimą. Matysim grįžta į aikštelę taip pat Buteliauskas ir Ernas. Tai puikus gynybinis epizodas, bet vėl pražanga prieš Šacą. Pagirti reikia Šacą tikrai solidžias rungtynės žaidžia žaidėjas, taškų daug nėra, bet pilna jo aikštelėje. 6 taškai, 7 atkovoti kamuoliai. Man atrodo, jis turėtų būti toks faktorius. Jis yra faktorius, kad matant tokią gražią kovą, bet jisai turi dar iš jo daugiau reikia, kad jo komanda turėtų šansų. Juozaitis ten pakartoja metimą ir vėl taškais atsako Žalgiris. Ir toliau matom labai rimtą kovą čia. Įdomu, yra savo žaidimą matas, ar atras savo metimus. Dar kartelį apsigina Žalgiris. Gerą metimą įsimetė Jokubauskas, bet vėl. Kamuolys nepabuvo baudos aikštelėje. Tas tritaškis, sakykime, kol kamuolys ant tritaškio linijos, ten bamsi ir paskui. Dar 2 taškai. Elementarus agresyvus veržimasis, užtraukimas ir numetimas. Ir nežinau, kas neveikia, ar stabdymo žaidėjo aukščiau, ar ta antra pagalba. Pas abi komandas matom, pirmas prasiveržimas pasaugojimas, o antros pagalbos kažkaip ten nežinau, kokių priežasčių. Ar vėluoja, ar neteina, ar nežino, kas ateina, ar kažko nesusitarė, bet abi komandos stringa su ta antra pagalba ir neaišku kodėl. Vėl nuraminame, vėl bandama ieškoti. Kamuolys arti krepšio ir va šitais, čia net prametus atrodo, šitais metimais Žalgiris gali ieškoti sėkmės šitos rungtynėse. Vėl Buteliauskas labai nori pramušti Matas, atakuoja dabar Matajaitį. Geras nusimetimas į silpnąją pusę ir dar vienas ataikus tolimas metimas. Mikalauskas ima kamuolį gynyboje. Juzienas šiek tiek lėtina tą uraganą, lėtina tempą ir bando toliau. Ir toliau. Tik tai taip, tu gali šiandien būti sėkmingas. Vėl vienas imasi savo ir ką, tai darinėja Žalgiris. Kajus Mikalauskas. Perimtas kamuolys, dar 2 taškai, Žalgiris turi +6 ir labai ilgai laiką Tomo Purlio minutės pertraukėlę. Šitą kūno kalbą galima suprasti tik tai, kaip net pažįsta treneris savo žaidėją. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Nauji
širdelės formos Estrela traškus užkandžiai. Sukurti atskleisti tikruosius jausmus. Na gerai, nepataikėm. Kaip norėsit, taip ir valgysit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Minutė 11 iki trečiojo kėlinio pabaigos ir toliau čia namų arenoje madas absoliučiai diktuoja Žalgiris. Uraganiškai pradėjo SKM trečiąjį kėlinį, bet Tomo Bakanausko minutės pertraukėlė vėl sudėliojo viską ramiai į stalčiukus ir SKM vėl duobėj. Ant tiek žaidėjai išsilieja, įsitaškė, matom, vat ir ant suoliuko Juzėnas, jeigu neklystu, traukė raumenis, prašo komandos draugų, ne Juzėnas, kažkas kitas pagalbos, kad pratampytų jam, bet spazmuojamus raumenis, tai pakeista gynyba, bandoma išmušti iš vėžių su zonelė. Paskutinė minutė prasideda trečiajame kėlinyje. Buika su kamuoliu, dar 3 sekundės atakai, nėra varianto atakai. Pakamanis nemato laiko, spėja išmesti tolimą metimą netaikliai, bet SKM dar vieną papildomą šansą savo susiorganizuoja. Ginantis zoną labai sunku yra gynyboje kovoti kamuolius, nes tu niekada neturi žmogaus, kurį tau reikia tvertis. Ir visą laiką ten kažkas įlenda ir matom, du atkovoti kamuoliai puolime. Tai čia tokia biški rizikėlė, kurią prisijėmė gindamas į zoną, bet SKM dar nesusikūrė pusėtinos progos, 3 netaiklūs metimai. Bet net nepanašu, kad tie metimai galėtų įkristi. Ten... Dar klaida, dar tokia psichologinė, sakyčiau, atsipalaidavimo klaidelė, dar kartelė SKM puls, dar ta pati zona ir pavieniai. Čia žaidimas pavieniai, sudėtinga, gera gynyba ir matom, tiek metimai nepanašus, bet atkovoti kamuoliai jos išgelbė ir Buika traukia savo komandą į priekį. 51-55 SKM pralaimi po 3 kėlinių. Keliaujame trumpą pauzelę, truputį gryno oro. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Biovela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Nauji apskriti Estrela traškus užkandžiai. Sukurti valgyti kiečiausiuose ratuose. Na gerai, kaip norėsit, taip ir dėsit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškus užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Smart Hit Ferrum. Geležis, kuri pasiekia tikslą. Fjordstrong Omega 3. Gali daugiau, nei tikiesi. Išbandykite Fjordstrong Omega 3 žuvų taukus. Grįžtame čia tiesiai į įvykio epicentrą. Panašu, kad tikras trileris čia laukia mūsų visų 10 minučių. Į gryno laiko lieka, jeigu nebus pratęsimo, o Žalgiris priekyje 4 taškais. 55-51, Tomai, tavo pamąstymai. Paskutinis kėlinukas, tas tikrasis, kaip sakai, jeigu nebus pratęsimo, ir įdomu, kaip vėl kurie dabar primes. Matėm 2 bangas ant trečiajam kėlinyje. Žiūrėkim, kas pagaus tą paskutinę bangą, kai liks 4-5 minutės. Lyg tai nelengvas metimas, bet čia yra Kajaus metimas ir manau, treneris tikrai džiaugiasi, kad sugeba Kajus susikurti šitokią progą individualaus meistriškumo dėka. Plius 6 turi Žalgiris, vėl Buteliauskas. Ieško ir toliau savo žaidimo, bet niekaip to žaidimo rasti negali, tik 2 taškai pas vieną iš SKM lyderių.
Pakamonis 3 sekundės atakai, nebėra laiko galvoti, Žilakauskas iš toli į lanką pataiko. Nu, galim tik pagirti žalgiriečius, aišku, kai net kovoja kamuolių yra negerai, bet galim tik pagirti už tokią gynybą, už tokį, sakykim, 51 taškas per 3 kėlinius, kai pelnami 99 per rungtynes vidutiniškai. Kažkas Kajui negerai. Prašosi poilsio. Įspūdingai sužaidė bent jau tą atkarpą. Tuomet jam buvo patikėtai žaidėjo vaidmuo, kas čia per klaidą. Galima nei pusę sekundės atsipalaiduoti, atsikvėpti prieš SKM-ą. Kad ir koks rezultatas bebūtų, jie niekada nesustos kabintis į atlapus ir žaisti. Šacas žaidinėja. Ar spės persivaryti aikštelę? Sunkiai, 2 klaidos. O čia iš nuošalės. Iš suirutės kažkiek kabinasi ir matome dabar jau gal tas užuominas žalgiriečių veiduose, kad jis galvoja, kad šiandien galim. Šiandien galim. Aš matau tokias akis užsidegę, kad jau jie nebesijaučia žaisdamis prieš favoritus. Jie šiandien matau, kad lyg tai jaučia, kad gali. O iš schemo matosi, kad jie norisi, bet ar gali jie jau patys nebežino. Galbūt neranda tų kelių, neranda kaip sakykime, grįžti į savo tą žaidimą. Matas toliau daro tą, ką reikia, šiek tiek klaidos. Čia jau Šacas nebespėja prispausti kamuolio prie lentos. Net jeigu ir paliesti taškai, bet tas pasiaukojimas, bėgiojimas ir neatidavimas nieko lengvo, vis tiek gražu žiūrėti, vis tiek gražu. Nu, kuriem užteks jėgų. Dar vieną pozicinę ataką rengia Žalgiris. Šį kartą jau netoks agresyvus spaudimas. Taip, gerai, ten padvigubina Raupelis. Vos nesibaigė viskas perimtų kamuolių. Matom, vienas kitą ramina žalgiriečiai. Prašo neužskubėti, neužsiausti, kur nereikia. Trumpą labai poilsį gavo Kajus, grįžta aikštelę. Ir tų tokių individualaus meistriškumo, gebėjimų prasiveržti, gebėjimų susikurti erdvės metimui reikia. Nors Stepas dengia Kajų, bet vis tiek. Kajus reikalingas aikštelė. Šacas vėl ten papuola į dėžutę. Mikalauskas praranda kamuolį, galimybę schemų bėgti, čia jau Buika. Ramiai, pakrapšė taškai. Panašu, kad Tomas Bakanauskas taupo minutės pertraukėlės pabaigai rungtynių. Ir taimautas pasinaudojo SKM naudai, jeigu neklystu. Dar viena, gan ribos vos ne klaida. Na, kiek dar Juzienų užteks jėgų, ten vienam draskit priminsiu, kad peršalimo simptomus jaučia žaidėjas. 3 taškai Kajus Mikalauskas. Eina iš proto Tomas Purlys. Atrodo, toj paims diržą į savo džinsų ir ne, kažkas iš tėvų pamatė, nebeims diržo. Bet Kajaus šaltakraujiškumas yra kažkas ne iš šios planetos. Prisijungė tik šiemet, Kajus iš Klaipėdos atvyko į Kauną, bet panašu, kad rado savo rolę, savo vietą, būtent šitoj komandoj. Bet vėl ar čia Buteliausko metimas, Tomai, ar tokiais metimais? Forsuoja, SKM-as nežaidžia savo puolimo ir skaičiai rodo. Iš gynybos dėka sukūrė pusę savo taškų, o puolimas ne visiškai absoliučiai. Dėl galbūt savaime suprantamų priežasčių, bet šiandien niekaip nefunkcionuoja ir Žalgiris prie to prisideda, bet gal galima įvardinti ir tas priežastis, kad bent jau Dovydas gyvena ne Vilniuje, nesitreniruoja nuolat su komanda. Naujas atakos laikas dabar skirtas Žalgiriui. Koja ten lieka kamuolį Buika. Vėl Mikalauskas ten bando ieškoti. Atakos teisinių. Vienas. 4 sekundės atakai. Pradėlsi momentą. Bet jeigu dar tokį būtų įleidęs vienas, tai būtumėm gesinę šviesą ir ją namo. Matom, kūnai krenta ant grindų. 2+1. Žilakauskas imasi lyderio rolės. Labai svarbus epizodas SKM-ui. Vat įdomu, ar ta banga nebus per anksti šiek tiek. Reikia, iš trenerių pusės laiką nori, kad jau užsikurtum, jau pradėtum gaudyti tą bangą, ar jinai ne per anksti. Dar 6 su trupučiu minutės liko. Dar gali bangą pagauti Žalgiris. Matysim, ar tai pavyks. Taip netaip ir įdeno, Žilakauskas kamuolį į krepšį. Iki 2. Zoninis spaudimas. Šacas.
Dar viena klaida. Buika prieš Šacą nėra. Bet kur buvęs, kur nebuvęs Žilakauskas. Po čiumpa kamuolį galimybę įsirikiuoti pozicinę ataką. Raupelis nemeta iš vidutinio. Vėl čia buvo žingsniai, bet teisėjai nusprendžia šį kartą patylėti. Žinai, jeigu Žalgiris sugebės iškovoti rungtynės, žiūriu į protokolą, 13 klaidų, 13 perimtų kamuolių schema. Ir tie 13 perimtų kamuolių ir yra vienintelis puolimas, ką schemas turi, vos ne gal net taip galima pasakyti. Matom žaidėjus nuvargusius jau, bet tempiančius gumą šiek tiek. Matysim, kam užteks daugiausiai jėgų. 29 taškus Sostinės komanda pelnė po varžovų klaidų. Tai yra pusė visų taškų po klaidų. Pozicinėse atakose nieko nesusikūrė šiandien SKM-as. Ten kova dėl kamuolio, Šacas kokį metimą prameta iš po krepšio. Čia yra tas atstumas arti lanko, per kurį Žalgiris turbūt geriausią šansą savo suteiktų toliau išlikti rungtynėse, dėja nepasisekė šį kartą. Mums kaip žiūrovam nuo to tik įdomiau. Jakubauskas. Individualių pastangų dėka gera Šaco gynyba. Nepanašu, kad rasim gerą metimą šitoje atakoje. Neblogai ten įsimetė Buika, bet... Jeigu metras nuo lanko, nežinau, tas neblogai. Ne pats metimas nebuvo blogas, bet... Bet pažiūrėkim žaidėjus, pažiūrėkim aikštelį žaidėjus. Jau jie, sakykime, ant paskutiniųjų važiuoja. Ar nesuveiks galimybė daugiau žaidėjų rotuoti Vilniečiams, kaip lemiamas faktorius paskutinės 5 minutės? Žalgirio rotacija irgi labai įdomi, praktiškai 6 žaidėjais žaidė Žalgiris, Piktuišis žaidė 4 minutės, Arlauskis žaidė 3, o visos rungtynės... Tai Kajus tempė visą galą vietoj Jokubausko. Taip kad dabar jau ir kvėpavimo varžybos prasideda. Raupelis, įspūdinga gynyba. Uždaroma ten Šaco ataka. Kova tik didėja, tas intensyvumas tik didėja. Kiek žaidėjų rotavo Tomas Purlys? 8, kokius 9, taip. Na, Tomas Purlys remiasi daugmaž 7-8 žaidėjais. Mažiausiai žaidė Baltrušaitis. 10 minučių. 4:30. Zona išmušinėja iš vėžių. Labai gerai suvaikšto kamuolys ir Jokubauskas lygina rezultatą. Čia tokias gynybos klaidas aš prilyginu nuovargiu. Šiek tiek norisi pailsėti, norisi atsipalaiduoti, šiek tiek leidi savo smegenim. Jau jis vienas. Atsipalaiduoti ir tada praleidi tokius lengvus taškus. Prieš Buiką. Geras Buikos epizodas gynyboje, Raupelis, bet čia turėtų būti skaityti. 2 taškai, ne, pražanga. Ten atrodė, kad kamuolys buvo švariai, bet gal tinklelį brūkštelėjo vienas iš žaidėjų, bet Antanas Gelažius turi kitokią nuomonę apie šį epizodą. Pražanga ir 2 baudų metimai. Kad ir kaip trūksta jėgų, kai esi tokiam nuovargį, kaip atrodo, kad matai šitų žaidėjų šiandieną, norisi paeiti lengviausiu keliu, norisi mesti tą lengviausią metimą iš toli. Bet sveikintina, kad tiki trenerio parinkta strategija, toliau atakuoja lanką, stengiasi kuo arčiau prasiveržimais, centravimais, atkovotais kamuoliais, pelnyti taškus iš labai arti prie krepšio ir čia tik pagarba tam tokiam 2 baudos pramestos, kova dėl kamuolių be kompromisinė. 2 pramestos baudos, Tomai, nuovargis ar psichologija? Abu, manau, kad gal nuovargis daugiau, nes tikrai nelengva šitą įtampą atlaikyti. Po labai... Gynyba, net ir SKM-as jau sunkiai judas. Nedas Raupelis tikrai greitesnis yra atbėgti užtvarą pastatyti. Gynėjai net nesulaukia, jo imasi kitokių sprendimų. Tritaškį šiandien SKM-as meta 13% taiklumu. Dabar tas procentas dar labiau sumažėja, 3 iš 23. Man atrodo, kaip Madrido Realas Belgrade nuvažiavęs pirmas rungtynės O čia Juzėnas! Minutės toliau taupomos, tai vienas treneris nesiema minutės pertraukėlių. Ten Tomas Purlys jau 3 sveiką Mariją baigė sukalbėti, klūpėdamas ant kelių. Bet įdomu, kad, sakykime, ta zoninė gynyba gali ir Žalgirį išgelbėti, ar
O SKM dabar gali išgelbėti Raupelis. Įma dar vieną kamuolį puolime. Raupelis turi 12 taškų. 6 atkovoti kamuoliai, bet visa statistika dabar keliauja iš šiukšlių dėžę, nes lieka žaisti jau mažiau nei 3 minutės. Tas hit check momentas. Vieną įmečiau, bandau Pasitikrino karštį lygį. Ar laikas tokiais momentais tą lygį tikrintis? Aš sakyčiau, ta komanda, kuri ras psichologinio savo viduj tvirtumo, rasti kelius link krepšio, tie turėtų būti nugalėtojai. Aišku, visko būna, bet koks tritaškis gali pakeisti bet kokią strategiją, bet kol kas matom. Kokia klaida? Per pasyvus driblingas, leidžia užtrepinti. Čia Tomas Bakanauskas jau prašo minutės pertraukėlės. Manau, panašiai sako, kad reikia veržtis, reikia agresyvesniau. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, tai gyventi verta. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Minutės ir 8 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir toliau. Abi komandos dovanoja mums čia fantastiško grožio dvikovą. Po labai ilgos pertraukos dabar paskutinėje atakoje Lakauskas išvedė SKM komandai priekį ir 66-65 Tomai. Kiek svarbu tokioje rungtynių fazėje išeiti į priekį ir turėti, kad bent jau tą taškelio pranašumą, ar vyksta kažkoks psichologinis persivertimas tokioje situacijoje? Svarbu, kaip sakyti, ir vieniem ir kitiem. Tomas Bakanauskas paėmė minutės pertraukėlę ir žiūrėsim, ar sugalvoja naujų taktinių sumanymų, ar sugebėjo nuraminti savo komandą. Dabar matėm, kad kitas žaidėjas bandė agresyviai ieškoti kelių link krepšio. Matas Motejaitis, ten dabar jam buvo patikėta rolę pabandyti paieškoti atakos tęsinių. Pražanga ten panašu, kad ketvirtąją pražangą užsidirbo Jokubauskų yra 5 savo pasirodymą išbaigę. Abi komandos kol kas disciplinuotai gynėsi, neturi per daug komandinių pražangų, tai gali sau leisti. Ir vėl vargstama išmest kamuolį. Dar vieną klaidą. Akamanis vagia kamuolį ir 2 taškai iš po krepšio. Žalgiris prisidarė reikalų. -3 Žalgiris. Dar neprarasta ir tik reikia neklysti. Bet vėl daugiau nei pusę taškų. Šiandien SKM pelno iš varžovų klaidų. Puikiai paruošti Žalgirio namų darbai, bet su klaidom. Juzėnas 3 taškai. Reto grožio rungtynės ir mums kaip fanam, kaip žiūrovam. Ledas Venuose pas Juzėną, net ir tokioje situacijoje turi ką įsitraukti. Žalgirio ekipos lyderis. Nėra pražangos prieš Buiką. Na, dabar jau Juzėnas. Jo rankose kamuolys Raupelis, ginasi prieš Juzėną. Ar turės vidinės stiprybės veržtis? Ne. Čia ataka, dar laiko liko, o dabar yra Dabar 3 taškai Mantas Juzėnas. Ir čia Tomas Purlys prašo pertraukėlės. Šaco atkovotas kamuolys. Lidl didžiuojasi remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, tai gyventi verta. Biovela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Smart Hit Ferrum
Geležis, kuri pasiekia tikslą. Fjordstronk Omega 3. Gali daugiau nei tikiesi. Išbandykite Fjordstronk Omega 3 žuvų taukus. Grįžtame po trumpos pauzelės, nežinau, ar mes čia girdimės, bet triukšmas salėje čia yra kaip Žalgirio arenoje, likus 1 minutė iki rungtynių pabaigos. Toks įspūdis, kad net žiūrovai netikėjo iki paskutinės minutės, kas čia gali įvykti, bet ta užkelta žiūrovų audra ir Žalgirio skanduotė žalia-balta tikrai įspūdingai skamba, nežinau kodėl nutilo. Žaidėjai prašo, kad jiem reikia tos energijos dar. Jusienas rodo, kad jo venomis ne kraujas, o ledas teka ir... Ar ne per anksti šitas rodymas? Žiūrim, kaip baigsis. Šaco atkovotas kamuolys prieš tai buvo esminės ir nežinau, kaip aš čia taip nuspėju, bet manau, tai yra svarbus momentas. Bandoma ieškoti puikos kūrybos, Ernas Metikas išvedamas. Ar randa? Neranda. Ir Žalgiris visai šalia finalo. Dabar praktiškai gali beveik uždaryti rungtynę Žalgiris Jusienas. 2 taškai Matas Jusienas ir plius 5 turės KM-as. Vilniečių laivas skęsta. Ir kada švęst. Dar viena klaida ir tai yra viskas. Žalgiris yra finale, Tomai, sakyk, ką nori. Nu, dar liko 20. Čia nesportinė pražanga turėtų būti fiksuojama. Nemanau, bandyta gerai parduoti. Nu, šiandieną manau, kad Mantas Jusienas bus pademonstravęs savo lyderystės savybės kaip geriau negu bet kada. Jis visada buvo geras žaidėjas, bet kaip jisai šiandieną tokiu momentu šitai patraukė komandą, yra kažkas tokio. Žiūrovai nebegali nulaikyti savęs. Kėdėse stovi ir skanduoja. 18 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Pražanga ten prieš Šacą. 2 baudų metimai, jeigu abu pataiko Šacas... Game over, sutinku. Viskas. Dabar nežinau, jau čia... Aišku, esu aš matęs ne tokių dar rungtynių pabaigų, bet čia jau nuo skemo... Mažai kas priklauso, čia pats Žalgiris turi kažką tokio padaryti, kad paleis pergalę šiandien ir dabar Šacas... Žinokit, kiek kartų neįsimetė Žalgiris kamuolio. Krūvo kartų, sakykime, dabar greitas metimas ir jeigu vėl suklystų, o šiandien jau buvo daug kur, dar niekas įsimetė. Nėra. Buika. Pakemanis. Šacas ant grindų. Viskas uždaro rungtynės. Jusienas patenka į TikToką su milijonu peržiūrų. Viskas, Tomai, viskas. Ingvi ėmės taimautą, gali ruoštis bronziniam rungtynėm. Sveikinimai Žalgiriui. Remdama Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir jos talentus iš visos Lietuvos. Lidl, taip gyventi verta. Nauji širdelės formos Estrela traškūs užkandžiai. Sukurti atskleisti tikruosius jausmus. Na gerai, nepataikėm. Kaip norėsit, taip ir valgysit. Nauji intensyvaus skonio Estrela traškūs užkandžiai. Jau parduotuvėse. Estrela, drauge traškiau. Neimk į širdį. Į širdį imkite tik gerus dalykus. Širdies lašai Valentis. Čia paskutinė skemo ataka ir aš jau drąsiai galiu sakyti, kad 2006 metų karta šiemet turės naują čempioną, nežinau kas jau bus, bet tikrai ne SKM-as. Čia dar ar po minutės pertraukėlės reikėjo šnekėti, kad tokį sumetimą padaryti. Sveikinimai Žalgiriui, tikrai pelnytai iškovojus kelialapį į finalą. Savęs aš žiūriu Tomą Bakanauską, jo kūno kalbą. Aš manau, kad jau bus saulė nusileidus, kada jisai patikės iš tikrųjų, kas tai vyko šiandien. Ačiū Jums, žiūrovai, kad buvote kartu, bet vakarėlį šiandien dar nesibaigė. Turėsim antrą pusfinalyje, ten Knašius su Tornadu. Mes su Tomu keliaujam kavos ir grįšim antrajam pusfinaliui.